Perkelk savo idėją į internetą su laidos rėmėjo Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Susikurk svetainę vos 4 paspaudimais su dirbtinio intelekto pagalba. Eik į hostinger.lt, pasvirasis brūkšnys tiek žinių ir gauk 10% nuolaidą. Labas, mėlyjei, čia Silvija ir šiandien žinias pradėsiu nelabai maloniom naujienom, tai nieko ilgai ir nelaukim. Rusai įsiutę dėl sekmadienį susprogdinto naftos terminalo šią naktį surengė keršto akciją. Į Ukrainą paleido net 41 įvairaus tipo raketą, įskaitant 12 balistinių Iskander. 21 raketą pavyko numušti, tačiau stipriai nukentėjo didžiausi Ukrainos miestai. Daugiausia kliuvo Charkivui, nukentėjo net 30 gyvenamųjų namų, tūkstančiuose butų išdaužti langai. Ukrainos sostinėje krentančios nuolaužos niokojo gyvenamuosius kvartalus. Atakos metu žuvo 7 žmonės, apie 80 sužeista. Po griuvėsiais dar yra žmonių, todėl skaičiai keisis. Dėl intensyvaus kacapų tolimojo nuotolio aviacijos aktyvumo Lenkija aktyvavo savo ir sąjungininkų aviaciją. Tam atveju, jei orkų raketos kartais pasiklystų. Praeitą savaitę pastebėti rimti trikdžiai GPS šiaurės Lenkijoje ir virš Lietuvos. Apie tai pranešė skridę lėktuvai. Ekspertai pastebėjo, kad trikdžiai sutampa su Kaliningrade esančių trikdymo sistemų veikimo spinduliu. Nors lėktuvai turi alternatyves ryšio priemonės, radioelektroninių dažnių blokavimas gali kelti rimtų grėsmių. Tokios priemonės aktyviai naudojamos Ukrainos kare. Tuo metu melagis Sergejus Lavrovas eilinį kartą pasinaudojo Jungtinių tautų saugumo tarybos tribūną Mordoro naratyvams skleisti. Jis dėstė, kad maskoliai pasirengė deryboms, bet atmetė siūlomą Ukrainos taikos planą ir paragino ukrainiečius nustoti priešintis. JAV ambasadoriaus pavaduotojas Robertas Woodas atmetė Lavrovo kliedesius kaip akivaizdžią dezinformaciją. Tuo tarpu Trumpas sakosi turintis stebuklingą formulę taikai Ukrainoje ir pareiškia galės baigti karą per dėmesio 24 valandas. Josefas Borelis paragino Trumpą stebuklingų planų pasidalinti. O Mordore irgi stebuklų netrūksta. Dūma nusprendė nubausti okupantus. Pateiktame įstatymo projekte už rusų armijos diskreditavimą ir melagienas bei kitas prieš karą nukreiptas veiklas būtų konfiskuojamas turtas, laipsniai ir vardai. Be to, Maskvoje nežinomi kibernetiniai šaunuoliai sutrikdė interneto tiekimą. Nuo matricos atjungė Mordoro valstybinės struktūras, įskaitant Putkos administraciją, FSB ir kitus objektus. Pabaigai puikiai žinia iš mūšio lauko. Juodųjų maišų batalioną papildė dar 5 Mordoro kariškiai, tarp jų ir vienas geriausių išminuotojų. Tai lai būna jam sunki žemelė, ką jau dabar. Izraelio pajėgos toliau plečia savo antžeminės operacijas pietinėme Gazos ruožo mieste Kan Junise. Tuo tarpu Hamas teroristų pajėgos vykdo apgalvotą gynybą. Žiniasklaida praneša apie aršiausią mūšį tarp dviejų kovojančių pusių. Izraelio kariuomenė pranešė, kad praėjusią parą Gazos ruože žuvo 21 Izraelio karys. Tai didžiausias vienos dienos aukų skaičius nuo pat sausumos operacijos pradžios. Incidentas įvyko, kai į juos pataikė iš rankinio granatsvaidžio paleista raketa. Sprogimas buvo užfiksuotas kamera. Tuo tarpu Izraelis pateikė savo pasiūlymą dėl galimų paliaubų. Šalis sutiktų sustabdyti kovas iki 2 mėnesių, mainais į visų Gazos ruože laikomų įkaitų išlaisvinimą. Pagal susitarimą pirmiausia būtų paleidžiamos moteris, vyresni nei 60 metų vyrai ir sunkios būklės asmenys. Galiausiai turėtų būti paleisti kariai vyrai bei grąžinti žuvusių įkaitų kūnai. Taip pat turėtų būti paleista kažkiek Izraelyje laikomų palestiniečių kalinių, tačiau ne visi. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė atsakydamos į nuolatinius išpuolius prieš Raudonosios jūros laivybą surengė naujus smūgius prieš Jemeno hučius. Buvo surengtos 8 atakos į raketų paleidimo įrenginius, oro gynybos sistemas, radarus ir ginklų saugyklas. Hučiai dėja pažadėjo nesustoti ir toliau trikdyti komercinę laivybą. Vakar Briuselyje posėdžiavę ES užsienio reikalų ministrai diskutavo dėl galimų sprendimų Izraelio ir Palestinos konflikte. Čia siekiama 2 valstybių sprendimo. Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis sako taip pat remintis šią idėją. I support the position of European Union that there is no other solution rather than two-state solution. If we want to see Israel safe, if we want to see people of Palestine safe, and if we want to see the region as a whole safe and secure,
we have to take this decision. Humanitarinė padėtis ruože blogėja. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas teisės į maistą klausimais teigia, kad Izraelis naikina Gazos maisto sistemą ir tyčia daro, kad visa civilinė populiacija visiškai badautų. Jungtinių tautų Palestinos pabėgėlių agentūros duomenimis beveik 2 milijonai palestiniečių buvo priverstinai perkelti, daugelis iš jų kelis kartus. Gazos ruože žuvo daugiau kaip 25 000 žmonių, daugiausia moteris ir vaikai, rodo naujausia Anklavo sveikatos apsaugos ministerijos valdomos Hamas duomenys. Lietuvos ūkininkai užsikūrė savo techniką ir suvažiavo į sostinę protestuoti. Maždaug va taip. Ūkininkai pradėjo kelionę iki Gedimino prospekto Vilniuje. Planuojama, kad proteste dalyvaus apie 2000 žmonių ir apie 800 vienetų įvairios technikos. Šiandien tikėtina bus daug eismo spūsčių, todėl suvažiavimas į Vilniaus centrą gali užtrukti iki 23 valandos. Protesto akcija vyks 2 dienas – trečiadienį ir ketvirtadienį. Prie vyriausybės bus statomos scena. Tikimasi, kad su protestuotojais susitiks aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Penktadienį laukiama prezidento Gitano Nausėdos pasisakymo. Oficiali šio suvažiavimo priežastis – tai protestas prieš vyriausybės vykdomą žemės ūkio politiką, padidintų suskystintų naftos dujų akcizus, daugiamečių pievų atstatymą, pieno krizės nesprendimą. Miškų savininkai protestuoja dėl naujo jų veiklos reguliavimo Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose, kai veikla visiškai uždraudžiama arba apribojama, siekiama didesnių kompensacijų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas sako, kad ši valdžia yra labai kultūringa, o dalis tos kultūros yra klaidų pripažinimas, taigi klaidos jau taisomos. Pasak jo, jau yra pateikti pasiūlymai grąžinti dizelino lengvatą žemdirbių automobiliams. Taip pat iki 41 € sumažinti suskystintų naftos dujų akcizą. Be to, Navickas šiandien susitiko pasikalbėti su ES žemės ūkio komisaru Janušu Wojciechowskiu apie sprendimus dėl daugiamečių pievų atstatymo. Tačiau tuo pačiu ministras sako, kad Matyt, reikėtų patiems pasižiūrėti savikritiškai į situaciją ir pasižiūrėti, kokie tie reikalavimai ten yra. Pasak jo, modernus ūkininkai ir taip atitinka pasikeitusius reikalavimus. Jis siūlo ūkininkams mažiau liūdėti. Bet vis tiek skubiai ieškoma sprendimų iš ministerijos pusės. Taigi, akivaizdu, kad veikia ne laužų deginimas, o stambi technika. Labai rekomenduoju, jei nesate ūkininkas, porą dienų nevažiuoti į Vilniaus centrą. O šiaip noriu jūsų paklausti, ką manote apie šį ūkininkų protestą? Na, kieno pusėje jūs esat? Gal tarp žiūrovų turime kokį ūkininką, tai būtinai pasidalinkit. Blitz naujienos. Vėlų pirmadienio vakarą Darbo partija pranešė, kad pasirinko savo keliamą kandidatą į prezidentus. Juo patvirtintas partijos vadovas ir Seimo narys Andrius Mazuronis. Be to, partijos kandidatu į Europos parlamentą tarybos nutarimu bus partijos lyderis Viktoras Uspaskichas, Europos parlamente dirbantis 3. kadenciją nuo 2009 metų. Nu, gerą pensiją užsidirb žmogus. Jėzau, kaip pavydžiu. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad Ignalinos rajone 3 ginkluoti Baltarusijos pareigūnai iki 2,3 metro įžengė į Lietuvos teritoriją. Visat teigimu, toks poelgis buvo tyčinė provokacija, norėjimas patikrinti mūsų pareigūnų budrumą. Baltarusijos pareigūnai įžengė į mūsų šalies ribas, pradėjo eiti tarp įrengto fizinio barjero. Tačiau šis užkerta kelią patekti į Lietuvos gilumą. Dėl fizinio barjero ir dėl greitos FSAT reakcijos giliau įžengti jiems nepavyko. Lietuvoje kuriamai divizijai nutarta įsigyti vokiškų Leopard 2 tankų, mat šie labiausiai atitinka visus Lietuvos iškeltus kriterijus. Krašto apsaugos ministerijai pavesta pradėti pokalbius dėl įsigijimo su Vokietijos gamintojais bei kitomis šalimis siekiančiomis įsigyti šią techniką. Primenu, kad komentaruose pasisakytumėt, gal tarp žiūrovų turim kokių ūkininkų ir ar palaikot, ar nelabai palaikot tą ūkininkų protestą. Nu ir šiaip pasidalinkite savo nuomonę. Labai lauksiu. Ai, ir pažiūrėkit, va, taip aš skanumynų ieškau namuose.
Komentarų metas. Mūsų komentatorius Žanivanas sako, kad jei kažkada buvai komunistų partijos nariu, bet dabar nesi, tai niekada ir nebuvai normalus komunistas, nes komunistas nekeičia savo raudono kailio. Ir dar prideda, kad komunizmas yra gerai. Ūkiai, Žanivanai. O Dimeno sakė, kad ledus valgė Sibire prie -42 laipsnių Celsijaus. Svarbiausia, kad ten buvo savo norų, ar ne? O šiandien aš jums sakau iki pasimatymo ir tiek žinių.